sugalvojau rubriką dėl to, nes aš esu tokia knislė, kur mėgstu viską knisti, išknisti, įsigilinti. Ir dabar tai pavadinkime klausimų numeris 1. Apie ridikėlius. Tai pradėjau ieškoti ridikėlių sėklų, nes aš ankstyvajam derliui, čia sėjau šiltnamyje anksti, kažkur tai, būdavo vasario vidury, sėdavau ridikėlius Kaspar. Ir dabar pradėjau ieškoti sėklų ir aš jų eilinį kartą nerandu. Pernai irgi per ilgas tas paieškas atradau, atsisiunčiau. Dabar šiemet irgi vėl taip išeina, pradėjau ieškoti per vėlai ir jų, sakykime, įsivedė į paiešką ir nėra. Taip. Koks būtų klausimas? Ką jūs sėjate ankstyvam derliui, kad pakeisti Kaspar veislę? Tai beieškant radau, kad yra viena veislė, kuri yra kaip atitikmuo tų ridikėlių Kaspar. Ir čia man iškylo antras klausimas. Nes, aš išknisau. Taip, tai yra, tuoj pažiūrėsiu, ridikėliai Cesar. Irgi hybridas. Ir taip, vienoje parduotuvėje yra įdėta va šito gamintojo ridikėlių pakuotė ir aprašyta, kad jie yra kaip pakaitalas Kaspar ir ten trumpa vegetacija, viskas ten labai gerai, lediniai ridikėliai. Viskas kaip ir gerai, bet įsivedė į kitas paieškas, kitur ir ten jų tie su tokiu pat pavadinimu pasidaro jau ilgesnės vegetacijos. Daugiau dienų jam reikia užaugti. Ir prasidėjo. Galvasopis taip. Paskui visur matau šito gamintojo pakuotę. Ir čia, sakykime, aš čia rodau Kaspar, nes anų dar neturiu. Ir nėra parašyta, per kiek dienų jie užauga. Tai ir visose parduotuvėse yra va šito gamintojo. Kito gamintojo jau buvo aprašymas, kad jie yra ilgesnės vegetacijos. Tai va čia vėl klausimas, tai kokios jie vegetacijos yra iš tikrųjų. Nes ar trumpos, ar labai ankstyvi, ar normalūs. Tai va antras klausimas. Taip, gal tiek ir paliksim tų klausimų. Kuom pakeisti Kaspar, jeigu jų neliktų, ir kas tas yra ridikėliai Cesar. Užrašysiu pavadinimą. Taip, taip ir žinokite, labai per intensyvias paieškas aš radau lietuviškai parduotuvėj Kaspar ridikėlį. Tai dabar užsisakiau ir žiūrėsiu, ką gausiu, ir dar plus užsisakiau ir tą veislę, kur man yra labai daug neaiškumų. Tai. Nes per tas labai intensyves Kaspar ridikėlių paieškas mūsų lietuviško pilstytojo sėklas radau Estijoje ir buvo kilusi mintis siųstis iš ten, bet kažkokia apšiuta čia buvo ir man, nežinau, kaip aš įvedžiau tą pavadinimą, gal ieškojau to Cesar ir išmetė tą parduotuvę su tais Kaspar ridikėliais, nežinau. Bet jeigu jūs jau kažką tai prekiaujat internetu, kažką tai darot, rodykitės, aiškikit, nes jūsų neįmanoma atrasti. Tikrai taip yra. Knislės rubrika. Tai ką aš išknisau apie tuos ridikėlius. Taip, kalba ėjo apie Kaspar veislę, kuo mes galėtume pakeisti, jeigu jų nerandame pirkti. Taip, aš radau, kad kažkas panašaus yra ridikėliai Cesar. Taip, apie tuos Cesar man dar parašė ir komentarą parduotuvė, kuri prekiauja jais ir kurių aš aprašymą buvau pasiėmusi kaip pavyzdį, kad parodyti, kad jis palyginamas su Kaspar. Tai patikino mane, kad jie yra tikrai trumpos vegetacijos ir kad irgi gilinosi, kokie jie yra ir augintojai jais džiaugiasi. Tai aš su tuo ir sutinku. Taip. Paskui minėjau, buvo minima veislė Sora ir dar aš pati radau veislę Celestą. Irgi labai ankstyvos vegetacijos. Taip,
Dabar kas yra tokio tiems ridikėliams Kaspar? Vieną vietą tikrai radau, kad jie yra pakantus trumpesniai dienai. Taip, kadangi aš sėju labai anksti, šiemet šito, manau, nebus, tai yra vasario antra pusė, tai diena dar yra trumpesnė. Tai va šitas dalykas jiems yra labai svarbu visų veislių ridikėliams. Tai Kaspar veislė tai toleruoja lengviausiai. Ir jiems tas ankstyvumas tinka ir tinka šaltesnė žemė, jie ten stovi, kaip pasakyti, jie, yra atsparesni. Su ta veislė Cesar aš nežinau, dėl šviesos tikrai informacijos neradau. Taip, jeigu visus šituos ridikėlius sėsime kovo pradžioje, kažkada tai, vėliau, ne vasario vidury, tai žinokit, jaučiu skirtumo ir nebus. Tai taip, dar, aišku, būtų labai gerai, jeigu parašytų kažkoks tai didelis augintas, ir pasakytų, aš auginu šitą veislę ir jinai yra super. Bet ten vėl gali būti koks nors šiltnamis ypatingas, tai mums tie mažiukam gali netikti. Tai taip, apie Kaspar, kur pirkau Kaspar veislę. Taip, aš juos radau įsigyti vienoje parduotuvėje. Atsisiunčiau šiandien, tai čia ir yra tokio pat gamintojo. Taip, va šitie Kaspar, naujieji mano ridikėlio. Aišku, dar pasiėmiau ir kitų sėklų. Tai taip, bandysiu sėti visus. Dar buvo minima veislė Rover. Tai Rover tikrai labai gerai yra sėti vėliau. Tai kas pakeistų Kaspar, kaip ir neradau, bet palei sąlygą žiūrėsim. Gal tiks ir visi. Tai pirmoji knyslės laida baigta.